O dabar labai trumpai apie tai, kaip visgi legalizuoti savo veiklą, nes vėlgi sulaukiau klausimo, o tai ką dabar daryti, jeigu visgi reikia išsiimti tą individualią veiklą pagal pažymą ir sunku tai padaryti. Tai ypatingai paprasta. Jungiasi prie mano VMI, žinoma, prieš tai susižiūri, koks tavo EVRK kodas, koks jisai tinka tavo veiklai ir tiesiog pradedi individuali veikla pagal pažymą. Šiandien pateikai teisingus duomenis, rytoj puikiausiai gali prekiauti, dirbti, daryti dalykus ir vykdyti ekonominę veiklą. Tikrai nėra sudėtinga pradėti ir ko gero netgi bus naudinga, jeigu vykdysi veiklą. Tai jeigu, sakykime, pardavimo pajamos nebus didelis, tai tikėtina, kad mokėsi 5% gyventojų pajamų mokestį ir dar jeigu tai pati pirmoji savarankiška veikla, tai galimai nereiks mokėti VSD įmokų, dėl PSD įmokų yra atskira kalba, gali irgi tekti nemokėti 12 mėnesių, taip vadinamos įmokų sodrai atostogos naujai pradedančiajam savarankiškam verslininkui, bet dabar apie tai nenoriu kalbėti, bet tiek begalę turinio esu apie tai sukūrus. Tai tiesiog noriu pasakyti, vykdai ekonominę veiklą, ją legalizuoji. Ar tai verslo liudijimas pagal veiklos pobūdį, ar tai individuali veikla pagal pažymą, ar tai galų gale mažoji bendrija. Tarp kitko apie tai kalbėsiu spalio 22 dieną savo webinare. Webinaras žinoma mokamas 40 €. Jeigu nori išgirsti skaičiais verslo formų palyginimą, tai tiesiog brūkštelk arba komentarą, arba parašyk man asmeniškai info@finansubaba.lt ir tikrai atsiųsiu, kaip galima registruotis į šį webinarą. Tai pelningo verslo. Legalizuojamės. Dabar tiesiog noriu pamėginti iš kitos pusės. Man atrodo, kad čia visai fainai, jeigu taip teisingai pastačius, tai visai smagiai turėtų atrodyti, bet iš kitos pusės, man atrodo, dar geriau. Tai tiek.